Šiandien noriu pristatyti patvirtintus pusmečio bankų sektoriaus rezultatus ir norėčiau akcentuoti trumpai keletą svarbiausių dalykų ir paskui be abejo pereisim prie diskusijos. Apibendrinant galima pasakyti, kad bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį pasižymėjo keliais esminiais dalykais. Tai visų pirma, itin aukštų pelningumu, kuris buvo 2,5 karto didesnis negu praėjusiais metais, nepaisant lėtėjusios šalies ekonomikos. Antra, kreditavimas lėtėjo, tačiau jisai išliko pakankamai aktyvus tiek gyventojams, tiek ir verslui. Trečia, palūkanos augo labai sparčiai, tiek indėlių pusėje, tiek ir be abejo paskolų pusėje. Na ir ketvirta, aukštas pelningumas, geri rezultatai užtikrino, kad bankai vykdytų priežiūrinius reikalavimus tiek likvidumo, tiek kapitalo su pakankama atsarga ir tai be abejo lemia sistemos stabilumą. Tai šiek tiek detaliau apie pelningumą. Kaip ir prognozavome, mums nebuvo netikėta, kad bankų sektorius buvo itin pelningas. Pirmąjį pusmetį uždirbti 515 milijonų eurų pelno. Tai yra maždaug 2,5 karto daugiau negu praėjusiais metais. Santykinis pelningumas, kapitalo grąža taip pat augo maždaug 2 kartus. Na ir kaip ir pasiūlyme metų pradžioje, dalis šio pelno buvo nukreipta neįprastai sričiai, kalbant apie bankus, bet labai svarbiai sričiai šalies gynybai. Tai bankai jau sumokėjo 56 milijonus eurų solidarumo įnašą už antrojo ketvirčio pusę. Na ir taip pat laukiama, kad tiek trečiai, tiek ketvirtai ketvirtį Lietuvos bankai šalies gynybą sustiprins po 100 milijonų eurų. Ir visoje sumoje šiais metais Lietuvos bankai tikėtina prisidės prie šalies gynybos stiprinimo 250 milijonų eurų, kas yra beveik 14% praėjusių metų pabaigoje patvirtinto šalies gynybos biudžeto. Tai pakankamai ženkli suma. Kalbant apie skolinimą, matome, kad skolinimas yra sulėtėjęs, tačiau jisai išlieka. Aktyviausiai skolinami gyventojai būsto reikmėms, būsto paskolų portfelis, metinis augimas siekia netoli 10%, šiek tiek mažiau. Verslo kreditavimas taip pat išlieka teigiamas, viršė 5%. Apskritai visų paskolų bankų sektoriuje yra daugiau kaip 26 milijardai ir šis skaičius tiek ketvirčiais, tiek ir žiūrint į metinį augimą jisai auga. Noriu taip pat išskirti, kad pastebime mažėjančią bankų skolinimo maržą. Taip, palūkanos pačios jos yra išaugusios, jeigu žiūrėtume, kokios palūkanos buvo prieš metus dėl augančių tarpbankinių palūkanų, tačiau skolinimo maržos mažėjo, jos šiuo metu vidutiniškai siekia 1,8%, jeigu kalbėtume apie būsto paskolas. Vienas svarbiausių segmentų, kalbant apie skolinimą gyventojams, prieš porą metų būsto paskolų vidutinė marža buvo 2,3%. Tai matomas pakankamai ryškus mažėjimas ir tai yra gera žinia, žvelgiant į ilgesnę perspektyvą, kuomet tikėtina tarpbankinės palūkanų normos atslūgs ir maržos, kaip žinia, išlieka tokios visą laikotarpį, jeigu žmonės nepersiderė ir nesusitarė dėl mažesnių maržų su bankais. Kalbant apie indėlius, indėlių portfelis augo ir pasiekė net 47 milijardus eurų. Čia reikia pasakyti, kad gyventojų indėliai sudaro maždaug 29 milijardus eurų, tačiau iš jų 8 milijardai yra ne Lietuvos rezidentų gyventojų indėliai. Mūsų bankų sektorius taip pat didina tarptautiškumą, vienas iš rinkos dalyvių aktyviai veikia visose ES šalise ir be abejo taip pat pritraukia indėlius iš ES. Pastebime, kad terminuotų indėlių dalis auga pakankamai sparčiai. Prieš metus terminuoti indėliai sudarė apie 10% viso portfelio, šiuo metu viršė 20%. Tai matome, kad tiek gyventojai, tiek verslas pasinaudoja augusiomis palūkanomis. Tačiau galima sakyti, kad tas pasinaudojimas nėra pakankamas, nes kita vertus tik 20% tiek verslo, tiek gyventojų laiko indėlius terminuotų indėlių pavidalu ir uždirba palūkanas. Tai šioje vietoje tikrai gyventojai gali išnaudoti tas galimybės, kurios yra. Vidutinės indėlių palūkanos siekia bankuose nuo 3,5% iki 4,5%, jos išaugo pakankamai reikšmingai ir mes tikime, kad Lietuvos banko pradėtas skelbti
statistika, duomenys apie indėlių normas kiekviename banke ir kredito unijoje prie to taip pat prisidėjo, nes, tarkime, metų pradžioje indėlių palūkanų normas vyravo nuo 1% iki 3%. Čia taip pat galima pasakyti, kad vidutinė indėlių palūkanų norma, terminuotų indėlių palūkanų norma nuo metų iki 2 Lietuvoje yra šiek tiek didesnė negu Latvijoje ir vos mažesnė negu Estijoje, bet, pavyzdžiui, gerokai didesnė negu Suomijoje. Suomijoje vidutinė indėlių palūkanų norma siekia 3%, Lietuvoje šiek tiek daugiau nei 4% ir atitinkamai maždaug 1% mūsų vidutinė indėlių palūkanų norma viršia eurozonos vidutinių indėlių palūkanų normą. Na ir pabaigai priežiūriniai reikalavimai, jie vykdomi su atsarga. Likvidumo reikalavimas vykdomas 4 kartus, yra realiai didesnis negu reikalauja minimumas. Kapitalo reikalavimai taip pat vykdomi su didelė atsarga, be abejo pelninga veikla prisideda prie bankų galimybių užtikrinti pakankamas atsargas, o tai be abejo yra svarbus rodiklis, nes tai užtikrina ir visos bankų sistemos stabilumą. Na ir pabaigai, be abejo, kibernetinės rizikos yra viena iš grėsmių bankų sektoriuje ir matome, kad tų koordinuotų atakų jų šiais metais buvo ir jų buvo šiek tiek daugiau negu praėjusiais metais. Net ir NATO samito metu matėme tam tikrą suaktyvėjimą DDoSinių atakų ir tam skiriame didelį dėmesį ir vasarą sudaryta sutartis tarp Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, bankų ir Lietuvos banko, tikime, prisidės prie didesnio atsparumo stiprinimo kibernetinių incidentų atžvilgių. Tai ačiū uždėmesį ir dabar atsakysiu klausimus. Kokius pelningumo rodiklius prognozuoja šiemet ir kitais metais, kai bus renkamas solidarumo įnašas, nes panašu tikitės, kad prie bankų pelnų toliau augs? Kol kas mūsų prognozės iš tiesų labai pasiteisina. Mes metų pradžioje prognozavome, kad bendras pelnas, jeigu kalbėtume absoliučiomis sumomis, sieks maždaug milijardą, daugiau nei milijardą eurų. Matome, kad pusmečio pelnas yra 515 milijonų, tai tos prognozės atitinka mūsų išankstinius vertinimus, realybė atitinka mūsų išankstinės prognozės. Ir toliau maždaug prognozuojame, kad bankai uždirbs apie milijardą eurų, šiek tiek daugiau turbūt negu milijardą eurų pelno šiais metais. Na ir atitinkamai solidarumo įnašo formulė reiškia, kad bankai sumokės už šios metus, vien tik už šios metus turėtų sumokėti apie 250 milijonų solidarumo įnašo, kuris nukreiptas į šalies gynybą. O priežastis paaugančio pelno yra tik tai palūkanos ar dar? Pagrindinė esminė priežastis yra augančios palūkanos. Mes matome, kad pirmąjį šių metų pusmetį bankai uždirbo šiek tiek daugiau nei milijardą palūkanų pajamų. Ir tai yra maždaug 2,5–3 karto daugiau negu praėjusiais metais. Bankai patyrė ir 3 kartus daugiau palūkanų išlaidų, nes pradėjo mokėti didesnės palūkanas indėliams, tačiau bendros palūkanų išlaidos sudaro tik 140 maždaug milijonų eurų, nes ir indėlių bazė yra kita, kuri moka palūkanas. Tai čia matome tikrai neišnaudotas galimybės ir patiems gyventojams ar verslui pasinaudoti tomis siūlomomis palūkanomis. Matome, kad tik tais 1/5 visų indėlių yra laikomi terminuotų indėlių pavidalu. Be abejo, verslui šiek tiek yra sunkiau, jiems reikia apyvartinių lėšų, bet turbūt ne visi gyventojai dar ir pagalvojo, kad palūkanų aplinka yra iš esmės pasikeitusi. Na, jei prieš metus, prieš pusantrų palūkanos buvo arti nulio, tai šiuo metu vidutinė 1 metų trukmės indėlių palūkanų norma jau viršia 4%. Tai taip, palūkanų pokyčiai yra esminė priežastis. Taip pat ekonomika lėtėja ir mes atidžiai stebime, kaip keičiasi paskolų kokybė, ar neauga neveiksnių paskolų kiekis. Tai čia matome tam tikrą tikrai stabilumą, neveiksnių blogų paskolų kiekis yra mažiausiame taške per keletą paskutinių metų ir nedidelį nežymų padidėjimą paskutiniais ketvirčiais matėme, bet labai nedidelį pajudėjimą ir iš tikrųjų paskolų kokybė išlieka gera, tai bankai nepatiria kredito nuostolių ir tokia situacija lemia, kad pelningumas yra aukštas ir man atrodo dar kartą ši situacija patvirtina, kad tiek Lietuvos banko prognozės buvo teisingos, bet ir pasiūlymas, kuris paskui buvo įgyvendintas Seime, solidarumo įnašas taip pat yra teisingas žingsnis, nes jisai dalį to išskirtinio pelno, kurio nematėme dešimtmečius bankų sektoriuje, nukreipia viešiesiems poreikiams, svarbiais ryčiai, gynybos ryčiai. Žmonės skundžiasi, kad bankų mokesčiai dideli ir panašiai, ar matot šitame problema, ar
matėme, kad iš esmės nematėme reikšmingesnių padidėjimų mokesčių kontekste ir per pastaruosius metus, kai palūkanos išaugo, kai pelningumas išaugo, bankai panašu pristabdė ar sustabdė tam tikrų kitų administracinių mokesčių didėjimą ir tai turbūt yra gera žinia. Galų galėtumėt maždaug įvardyti, kada Lietuvoje atsiras naujas bankas ir ar jis bus stiprus konkurentas didiesiam bankam, turiu omenyje, ar jie bus priversti mažinti paslaugų įkainius? Dėl naujų bankų Lietuvos bankas aktyviai dirba ir kaip žinia, susitinkame su daug potencialių galimų naujų bankų, tačiau šiai dienai neturime jokios naujos informacijos ir kai tik tai turėsime kažką daugiau konkretaus ir apčiuopiamo, tai be abejo pasidalinsime ir su visuomenė. Pagal planuojamas solidarumo įnašo surinkimą kitais metais, kaip suprantu, planuojamas bankų pelningumas turėtų sumažėti. Gal galite pasakyti, kiek mes šiemet apie milijardą planuojame, kiek tą metų kokius skaičius galėtume matyti? Tokios oficialios prognozės kitų metų pelningumo dar neturime, jinai šiek tiek dar yra ankstyva, reikėtų sulaukti ir šių metų, matyti, koks yra atspirties taškas. Šiais metais, kaip minėjom, prognozuojame milijardą, kitais metais matysime, kokia bus situacija, bet tai priklausys nuo daug ko. Visų pirma, priklausys, kaip keisis tarpbankinės palūkanos ir Europos centrinio banko sprendimai ir taip pat, aišku, matysime, kaip gyventojai prisitaikys prie tų išaugusių palūkanų ir, pavyzdžiui, jeigu daugiau gyventojų nuspręs laikyti savo lėšas terminuotų indėlių pavidalu, tai be abejo tai mažins bankų pelningumą. Tai konkretaus skaičiaus dar neturime, turbūt turėsime prognozę metų pabaigoje, kitų metų pradžioje. Jei turite, gal galite pasidalinti statistiką dėl kibernetinių atakų, sakote, buvo padidėjimas šiais metais, gal turite skaičius ir gal aišku, kas už jūsų. Konkrečius skaičius galėtume turbūt pateikti po šio pokalbio, bet matome, kad atakų auga ir bankų sektorius turbūt nėra išskirtinis. Tų atakų tiek didosinių, tiek kitokio pobūdžio kibernetinių atakų jų daugėja įvairiose ekonomikos sektoriuose, bankų sektoriuje taip pat. Buvo tas epizodas, kad buvo tam tikras atakų suaktyvėjimas būtent NATO samito metu, tai leidžia daryti prielaidą, kad tai turbūt buvo koordinuota ataka susijusi su geopolitiniais dalykais ir priešiškomis valstybėmis, kurios dažnai už to stovi. Indėlių palūkanų dar anksčiau Lietuvos bankas kritikavo komercinius bankus, kad per mažas palūkanas už indėlius moka. Dabar situacija yra dar rezervas kiekis už indėlius. Mes atstovaudami viešą interesą visada norėtume turbūt aukštesnių indėlių palūkanų normų. Tačiau reikia pasakyti, kad teigiami pokyčiai matomi šioje srityje ir šiuo metu vidutinė terminuotų indėlių palūkanų norma yra šiek tiek daugiau nei 4% ir jinai viršyje eurozonos vidurkį. Ir per pastarosius 6-8 mėnesius šios palūkanų normos išaugo daugiau kaip 2 kartus. Tai teigiami pokyčiai. Dabar pastebime turbūt, kad ir iš gyventojų pusės reikėtų tam tikro aktyvumo, nes tikrai, matyt, daugelis net nepagalvoja, laiko lėšas sąskaitoje, matome, gyventojai laiko, Lietuvos rezidentai laiko 21 milijardą eurų bankuose ir tik tais ketvirtadalis tų lėšų, jeigu kalbėtume apie gyventojus, laikomi terminuotų indėlių pavidalu. Čia turbūt ir patiems gyventojams vertėtų įsivertinti, galbūt yra galimybė ir poreikis laikyti lėšas terminuotų indėlių pavidale ir uždirbti palūkanas. Paskolų, kaip suprantu, nematot kažkokių rizikų, kad neišbaigia susimokėti, kad atsiranda problemų dėl to, būtent iš žmonių pusės. Be abejo, stebime šį segmentą ir stebime, kaip keičiasi neveiksnios paskolos, blogos paskolos, kalbant apie būsto paskolas. Kol kas pavojingų signalų nematome, iš tiesų matosi, kad žmonės pajėgia sumokėti būsto palūkanų išlaidas, kurios be abejo išaugusios. Vidutinė įmoka būsto paskolų paaugo maždaug 100 eurų. Jeigu žiūrėtume, kiek šių metų viduryje žmonės vidutiniškai moka būsto įmokų ir kiek mokėjo prieš metus, tai maždaug 100 eurų padidėjo šitą įmoką. Tai be abejo reikšminga suma. Tačiau kas amortizuoja galimybę susidurti su sunkumais žmonėms. Tai vis dar augančios pajamos, pajamų augimas yra daugiau kaip 10%
Ir jeigu mes matome, kad vidutinis atlyginimas yra daugiau kaip 1000 eurų, tai tas be abejo amortizuoja išaugusias išlaidas. Ir kitas dalykas, Lietuvos bankas nuo 2015 metų visoms naujoms išduotoms būsto paskoloms taikė vadinamą streso testą ir tikrino žmonių galimybę mokėti įmokas, jeigu palūkanos išaugtų iki tokio panašaus lygio aukšto, kaip yra šiuo metu. Tai žmonės tą žinojo, įsivertinę ir prasitestavo savo finansinės galimybės. Tai tos kelios priežastys lemia, kad iš tiesų gyventojai be abejo patiria spaudimas, sunkumus, išlaidos didėja, bet tai nepriveda prie tų blogų išeičių, kuomet jau žmonės neišgali mokėti būsto palūkanų. Gal paprognozuotumėt, kada gali pradėti mažėti? Mes kaip Centrinis bankas negalim prognozuoti, mes prisidedam prie eurozonos sprendimų, bet rinkos prognozuoja, finansų rinkos prognozuoja, aišku, jų prognozės kartais pasiteisina, kartais ne, bet rinkų prognozė, jeigu neklystų, kalba apie kitų metų vidurį, apie laikotarpį, kuomet tarpbankinės palūkanos galėtų pradėti mažėti. Ačiū.